Labą dieną, aš Vilkė Vaida, natūralaus gamtinio vilkės ūkio įkūrėja. Ir šis video apie tai, kokią vieną pagrindinių klaidų matau darant daugumą daržininkų, sodininkų, gėlininkų, ūkininkų netgi, kurie į mane kreipiasi patarimų, perka mano mokymus. Tai yra kalkinimo ignoravimas. Čia jūs matote granuliuotas magnio kalkės, tai yra maltas kalkakmenis. Kalkinimo ignoravimas kainuoja brangiai, dirvos rūgštėja, prastėja, atsiranda samanos ir net įprasta žolė nustoja galų gale augti. Dėl šarminių elementų trūkumo dirvos rūgštėja tiek daržuose, tiek soduose, tiek gėlynuose. Esmė ta, kad tam, jog augalai įsisavintų maisto medžiagas, reikalingas tam tikras pH diapazonas. Tos maisto medžiagos įsisavinamos iš mėšlo, komposto ir kitų natūralių trąšų tik tai tada, kai tinkamas dirvos pH daugumai augalų jisai yra tarp 6-7 ir tą užtikrina uolienos, konkrečiai šiuo atveju yra maltas kalkakmenis, mes juos vadiname magnio kalkėmis. Sudėtyje yra kalcis plus magnis, kas yra būtina reikiamam dirvos pH palaikymui. Ir tai, ką aš siūlau, tai ne chemija, tai visiškai natūralus gamybos procesas. Rudenį tiesiog barstome ant dirvos. Galite tai pradėti daryti jau dabar. Jeigu dirva jau paruošta, tai užtenka tiesiog įterpti kauptuku, jeigu jūsų daržai nedideli. Jeigu technika, tai su technika. Arba tiesiog sukasame dirvą ir taip paliekame žiemai. Barstome po medžiais, ant žolės, soduose ir tiesiog taip paliekame. Barstome gėlynuose, želdynuose, aplink įvairius augalus. Galima įterpti kauptuku arba tiesiog palikti taip, kaip yra. Vilkės ūkyje šias kalkės mes naudojame net keletą kartų per sezoną, nes vienoje lysvėje užauginame po keletą derlių. Ir be magnio kalkių tai būtų tiesiog neįmanoma. Pavyzdžiui, čia yra mongoldai, tai jau antras derlius šioje lysvėje šį sezoną. Salotos, tai jau trečias derlius šį sezoną. Geltonieji burokėliai auga, jau ketvirtas derlius. Na, o čia krapai, jau 5 derlius šį sezoną. Na ir taip toliau, tiesiog visko nespėsiu parodyti viename filmuke. Pagrindinis mano patarimas - priprasti reguliariai įterpinėti uolienas į savo dirvas. Instrukciją, kaip jas naudoti, kiek įterpinėti, pridėsime su siunta. O užsakyti galite mūsų internetinėje parduotuvėlėje www.gamtinisdaržas.lt. Iki.